Labas rytas. Ilgokai nefilmavau, nes nebuvo netinkami orai, nebuvo ką rodyt. Paskutinis mano video buvo filmuotas gruodžio 15 dieną, kai buvo dar žiema, paskui buvo žiema pasibaigus, o dabar žiema po naujųjų metų smogė visą savo galybę. Ir taip gavos, kad šiandien yra šilčiausia savaitės diena. Dabar laukia -9, pojūtis -12. Tai pasiimu kolegą ir mėginam važiuoti į mišką. Pasivaikščiosim kažkiek. Dar nesu tikras, ar žvėrių takiukais vaikščiosim, ar žmonių, bet tik tiek, kad aplankysim žiemišką mišką. Įžangą darau mašinai todėl, kad bijau ir nežinau, kaip GoPro laikys prie tokio minuso. Prie -6 esu filmavęs, buvo keletą kartą pasistrigus, kaip dabar bus, žiūrėsim. Nu, labas rytas, dar sykį jau dabar iš miško. Atvykom į tokį žiemišką mišką, va, snaigės krenta, geniai kalena ir mėginsim eiti į tokį mišrų mišką. Čia kokios eglės nudžiūvusios. Čia nuo tų žievėgraužių, apgraužių turbūt. Pažiūrėkit, kokia dydžio. Čia jau gyvybės nebėra. Pilsi. Kol kas kiek einam, tai vien tik kiškučių pėdas. Kitų nematom, visi kiti pasislėpę. Einam palei upelį tokį. Dalis neužšausi, matos. Gerai, kai toks purus sniegas. Čia kol kas nerandam nei žmonių pėdų, nei žvėrių. Visi miega žiemos miego, išskyrus genis. Va, išėjom į tokią aukštapelkę. Čia upelį bebrai užsitvenkia. Leidžiasi snaigės, o mes keliausim toliau, žiūrėsim, kur čia šiandien ateisim, nes be tik baigės kalėdos, eglės atsipalaidavę, kad nieks jų nebekirs. O, žiūrėk, beržas, kokia storė. 6 šiandien. 3 karaliai. Baigęs. 2 karaliai eina per mišką. 3 nėra. Tai žodžiu, bent jau kol kas išsirinkom ne tokią vietą, kokios norėtumėm. Nerandam žvėriukų pėdsakų. Nerandam. Bet pasivaikščiot miške vis tiek smagu. O šiaip kelias jokių pėdų, kiškučių nebent. Ten matėm stirnas kažkokias pėdelės vienas. Ką užvarėm į kalną aukščiausią. Nežinau, matas nesimato, bet padusėm. Ėjom prieš tai ten apačioj. O dabar varėm čia kažkokie kalnas. Vidury ugnikalnio krateris. Čia nuo kokio antro pasaulinio gal kas nors. Ir čia va šviežias pėdas stirnas. Ir pamėginsim pasivaikščioti čia. Pagaliau kažkokį gyvūnų veiklos požymį radom. Stirnas pėdas. Neužsnigta, tai šiandien iškapstyta. Eisim žiūrėti toliau. Va, dar vienas maisto ieškojimas. Dar vienas. Nu čia neguolis, čia netilps nieks, čia zuikis nebent tilps. Čia grinai kapstyta ieškota, samanų paėsti gal. Žiūrėkit, kokia įspūdinga eglė. Visas šakas į vieną pusę, o ten elebokščiukas padarytas. Reiks pamėginti išlipti. Radom olą ir pėdučių. Pėdutės, nežinau, tokios įdomios, tikrai nelapė, mano nuomonė. Aš galvočiau, kad čia yra usūrinio šuns. Nu va, pėdutė, patikrinsiu pagal pėdas, parašysiu kas čia.
per gyvūniukus. Čia pelkės pakraštys toksai. Iš vienos pusės pelkė, iš kitos pusės miško pakraštys. Nu va, bent jau šiokios tokios gyvybės randam. Sako, gal vyrai pavarga, gal prisėst norit. Salonas, padangos, 1, 2, 3 sėdynės, sofa. Labai tinkamas vietas išvežti. Šaukino apylinkės, tegu būna gėda tiem, kad išvežė. Per kamerą nesimatys, bet vaputė skuodžia, kai mumis neatsisukdama. Tai nors šiokia tokia gyvybė, kai jau elnio nerandam, stirnas irgi tik pėdas palieka. Ir dabar jau esam visai netoli Šaukino. Apeidinėjom pelkę tokią, kad per daug nebrist. Ir trauksim atgal link mašinos. Nuėjom kol kas apie 4 kilometrus. Pažiūrėkit, koks galiūnas medis išlaužytas. Visos jo šakos išlūžusios. Nabagiukas ežero pakrantį visus vėjus sugeria. Čia dar vienas toks pat. Viskas išlūžinėja čia. Karklas kažkoks. Lietuviškosios lianos užpuolusios medžius. Bebrų, olo, o čia apinių daugybė. Nežinau, ar apiniai, bet vijokliniai kažkokie augalai, kurie trukdo medžiam augti. Ir čia vasarą turbūt pelkė būna. Nu, ką radai? Nu, galėtų eiti baldus dirbti. Tai čia baldininkai turbūt atvažiavo iš kokios firmos ir skaptavo. Tas kaip gražiai švarai, ačiū Dievui. Aš irgi norėčiau mokėti išskaptuoti. Pridėk ranką, kad dydis matytas, kokias storumo medis. Oi, kur tu čia, net neapkabintum, čia dar tu pritrūkai. Bebriukai. Bebrų darba. Nuvaryta, va jau palūžęs toks. Galėtų pieštukus mokintis drožti bebrai. O, kaip gražiai. O, beržiukai tau labanaktis. Ir čia senų priguldyta. Ir visų virtimai į vieną pusę. Čia irgi bebro, ne? O matai ten toliau, ten drebulės visas suguldytas vieną kryptim. Bebrų audra praėjo. Visas suguldė į vieną pusę. Čia tie medeliai, tai senai, žinau, kad suguldyti visi. Bet va čia va matos ir šviežių. Va, drebulikės. Šiemetinės. Šitą? Ai, ąžuoliuks. Dar prieš tai va šitą drebulę. Man atrodo, jeigu nepradėjo dar. Dar lyg ir nepradėjo, bet pagal eilę eis. Nes... O, čia kokia storumo. Kas čia per medis? Čia irgi drebulė. Drebulė, kai nuvaryta. Dar klevelės užkliuva. Taip nedaug tų klevų. Bebram nieks netrukdo darbuotis, tai jie daro savo darbus. Tik tais prie to ne tiek žavies pagriaušti, tai dabar kitas paraštas šviežiai. Ai, pasaukia, ai, ačiū. Nu, bet čia kai dailydės. Taip išvarė. Ačiū. Ten dar, va, matau, guli. Ir ten jau nuėsta visa žievė. Čia... O, žiūrėkit, čia yra. Čia vėl ruošinys paraštas. Gali būti ir patys, bet gali būti ir ne patys, žinau. Nes čia jau labai daug to žievės. Prieš kokį porą metų buvau sutikęs, kaip briedis ėdavo nuo tokio medžio. Tai kaip jisai nenorėjo dingti. Tai dabar į tos dantis kieno tokie dideli. Nes labai pribrūžinta. Tai gali būti, kad čia pačių bebrų. Tai visas medis nugriaužtas.
Visas va viršūnė. Bet žiūrėk, šakas visas nuskabytas jau. Tai čia bus pačių bebrų, va ten va lygiai taip pat nuskusta. Ot bebriukai, nueina, pažiūrėsim, ką dar jie čia pridarė. Čia senai nugriaužta jau, ko jie davė. O čia kelias buvęs, kol bebrai neapsilankė. Atėjom iš pelkės kitos pusės. Prieš tai ėjom po vieną pusę, dabar po kitą. Šalta, ką tik buvo kamera užšalus. Va čia irgi, žiūrėk, giga olos, čia bebro ortakiai visokie. Vos ne per dribų, tai vėl kaip pieštukai nudrožti. Tai žodžiu, toks tas žieminis mūsų žygis. Bandom jau keliauti į artimesnę prie mašinos pusę. Laužą kurtis. Ai, da, eisim tiesą laužą kurtis. Atėjom į buvusią sodybos vietą. Čia toksai sodas buvo, šis slyvas kažkas, bet pažiūrėkit, kiek kerpių. Visas kerpėm apėjasi. Ir dabar, kai taip apsnigta, kaip gražu, va kur obelis mažiau tų kerpių. Bet jau vis tiek yra. Čia jau išūžinėja. Čia į slėnį eina. Toksai. Tokie vaizdai. Keliaujam link pietuko. Radom pušį, iš kurios buvo imami sakai. Anksčiau supirkinėdavo sakus. Šaukinuose čia buvo fabrikas kažkoks perdirbimas sakų, gamindavo dažus, dar kažką ten. Ir va taip va nubrūžindavo, apačioj kibirėlis kažkoks būdavo, į kurį bėgdavo sakai. O ten toliau dar vieną matas. Va, mėginsim kliūtis įveikinėti, nes apeiti šoną biškį toli. Tai nebijok, aš pirms eisiu nubrauksiu tą sniegą. O, įveikiau, nubraukiau sniegelį. O, kiek visokių. Ėjom ir priėjom Juodlės ežerą. Einam mėginti pavėsinę ir biškį išsikepti užkasti. O jeigu nepavyks, žygiuosim toliau. Toliau pavyks. Pionierių. Laužą kažką. Įkorinėjom laužą. Įkorinėkas filmuoja. Bet dirbama būdu. Nu, laukia -9. Mes po biškiuko baigiam įsikurti laužiuką, nors sunkiai einas pas mumis, bet tikimės, kai įsikurs. Nu, sunkiai sekas mums su laužiuku. Čia jau dublis numeris 2, jau po papildymo. Nu, tikimės, kad dabar pavyks. Einu, va, pafilmuosiu ant Juodlės. Į Juodlės salą, kur veda tiltas. Koks čia yra vyksmas ir kaip čia viskas atrodo. Aplinkui šitą ežerą yra pažintinis takas, jis man vienas iš gražiausių apskritai, kiek aš esu įėjęs tų takų. Ir kiekvienu metų laiku viskas skirtingai atrodo. Ir va, iš tako, iš apžvalgos tokios aikštelės, bokštas, tai toks ežeras matas. Esu jau čia buvęs, anksčiau filmavau, bet ten filmavau vasaros metu. Dabar žiemą visai kitaip viskas. Iš kokio 4 dublio pagaliau pavyko normaliai užkurti. Matot, kiek čia nendrių prisinešėm. Va, jau susasyską, alkanasis vilkas laukia. Atsigėrėm arbatos, suvalgysim dešrą, eisim toliau. Tai va tokie nuotykiukai prie -10 laukia. Va, biščiukai, va. Va, tai, va. Va, vis tiek karščiai yra dabar.
Kas čia dabar yra jau? Šniepšia drėgmė išeidamas iš lauko. Iš pradžio išrūkysim dešrelės, po to pakepsim. Arbata, kur nuo termoso va nubėga iš karto. Iš karto į ledą. Ledą gabaliukai. Mes čia paskui, kad nebūtų kokios nesąmonės. Išmeskim sniegelę. Sniegelis. Baigęs laužas, taip sunkiai kūrėm, ir taip lengvai užgesinam. Nu va, papietavom. Ir keliaujam tolyn, bet jau ar daug nebelysim į mišką, po pieto jau sunku vaikščioti. Užlipau parodyt Juodlės panoramą. Kiek matas per medžius. Šiaip vaizdai čia gražus. O į tą pusę stovyklavietė. Nu ką, judam link mašinos. Toliau. Gal dar kažką įdomus pamatysiu. Tada nufilmuosiu. Tai va, baigiam pareit prie mašinos. Šiandien nuėjom biškį virš 8 km. Šalčio daugiau negu kilometrų, nes šalčio apie 10 dabar rodo. Puikiai pasivaikščiojom, pabuvom gamtoj. Neradom, ko norėjom, bet poilsis gamtoj labai gerai yra. Tai tiek, draugai, iki.